koks piktas mažylis. Paleis namo, pas mamų. Nusileido tik tai ant galvos ir paėmė. Paleido. Čia neblogas. Man reikia didesniais dar prašo, Ai, tu rūpužę kaptaš. Yes. Vėl paleido. Rūpužas, aš negaliu. Aš būsiu piktas. Koks ankstyvas rytas. Ujejui. Nu ką, ankstyvas rytas. Turiu jausmą, kad kai 15 minučių bus pavėlavęs. Bet lėkiu pabandyti kelias valandas pažvejot, nes rodo iki 9 kažkur ryto bus ramus vėjas. Tai pats laikas Beniušučiui išplaukti ir pamėginti pagauti vasaros pabaigoje starkių. Važiuojam gaudyti starkių. Nu, galvojau, kad gal biškį per vėlai išvažiavau, bet žiūriu pats tas brėkšta. Jau beveik atvažiavom į vietą. Lyg tai vanduo ramus. Tai greitai šokam į vandenį ir minam. Nu, visai normaliai čia. Einu greit pasižiūrėsiu, kur įsileist laivuką, kajaką. Nes anksčiau leisdavausi vienoje vietoje, bet čia žiūriu, chebra kitoje vietoje leidžiasi. Gal čia patogesnis krantas koks nors ir kad nereikėtų šokti iš bato ir bristi vandenį. Rytas gražus, vanduo gražus. Ratukus reikia susitepti. Nu, tokia čia mano rampa. Nežinau, ar pavyks man nesušlapus įsileisti. Žodžiu, ateičiai reikia ieškoti kažkokių tai skelnių, tam, kad patogiai galėtų į vandenį lipti. Įsijungiam elektrą, kad paskiau nereikėtų nepatogiai lipti. O, uodai puola, kuriuo aš visai nenoriu. Bandam čiučiut nueit giliau. Batukai, paskiau reiks galbūt apsimauti, jau bus šalta. Wow, orelis tai fantastiškas. Kaip seniai svajoju per tokį orą išplaukti pažvejoti. Kai nėra bangų, nieks nedaužo. Fantastika. Neturiu pasidaręs kamerai stovo žioplys. Niekur nėra stovo. Pirmas žuveliokas. Tokius tarkim nesu čia pagavę mažyliuko. Oi, koksai mažylis. Piktas. Oi, koks piktas mažylis. Nuostabus mažylis. Piktas velniukas. Mažyliukai. Nu kažkaip ganėtinai vangiai. Vieną ištraukiau. 2-3 kibimus turėjau, bet ir mažiukai. Nėra didelį kažkur išplaukė jį vatys. Bet reikia ieškoti, ką daryti. Žuvės piešia, bet labai toks vaiską nenoriu valgyti. Nu, gal dabar stambesnį pavyko suvilioti. Taip sunkiai jie. Visą gumą prarijo. Starkens, ateik čia į šitą pusę. Čia man jau, aš turiu normalų sačioką. Tu man baik starkenas.
tai čia, kaip jie šiandien palei dugną pasislėpė visiškai. Ne taip kaip visą laiką. Opa. I like it. Rūpužės, nu. O, va. Bent vienas bus. Nu va, kaip smagiai starkis suvilioja vieną. Bet galiu tokiu pasakyti netikslinių būdų. Ant dreifo jau mačiau, kad va plaukė apačioje, taip bakst. O kyla vėjukas. Dar porą valandėlių, bet gerai, kad link kranto pučia. Dabar vėl užplauksiu, kur jų piešia, bet labai prisispaudė prie dugno. Labai mažai aktyvius. Nu, pabandysim, ką. Vis nesausai. Jau žuvies yra. Čia neblogas. Starkėnai. Toks tai čia jautės, kad smagiai kalė starkėnas. Biški vietos nėra čia be nišučių. Tai rūpužė. Kokie žabtai starkėna. Wow. Opa. Dar vienas starkėnas. Nėra taip lengva čia su jais, tokiais dideliais. O, standartas. Na, tu spurdi. Taip nepasiduodi. Ką? Jo. Gumą atiduosi. Nu, žuveliokas. Nu, nukando gumą, bet gal dar pavyks man su ją pažvejoti, tai jau viskas, čia jau išplerus gumytę, viskas. Dėsim kažką kitų, ne? Trupužė. Starkėnas. Papa. Ant kitos gumos irgi kimba. Čia tos stabdis prisiverštas pas mane čia stipriai. Oi, kaip nenori jisai, oi, kaip duodas iš šonas. O, pabėga. Labai gerai. Nu fainiai. Kiek aš čia, 5-6, nedaug tų kibimų, bet kažkaip nesurandu to kampo, to kaifo, kaip reikia žvejot. Nu, bet fainiai, žiauri fainiai. Jau dieną užskaitau. O, gražus. Vilkiukas. Oi, koksai. Vilkiukas agresyvus. Nu, vilkiuk ateik. Ateik. Nu, nebūsi daug įsikandis. Aš jau normą pagavau, tave gal paleisti. Nu, koksai nuostabas. O, pažiūrėkit. Kokią turim nuostabių žuvį. Man reikia didesniais dar prašom. Ai, tu rūpužę kaptaškį. Nespėjau nepatogiai įsitaisyti, jau visai. Bet visi šiandien prie dugno kažkodėl.
Fainiai, žiauriai. Kad dėjus nukį su banga. Va, dugną jaučiam, bet patį dugną čia kažkaip nereik baksnuo. Čia labiau, aš manau, reikia kilstelėti virš dugno. O, kažkas griebė. Matosi ant echoloto jau pradėjo judėti šiandien žuvis stipriau. Nu kaip šiandien dabar. Ryte kažkaip nelabai iš tikrųjų iš panakties. O va čia va dabar. Dabar juda. Čiut, kokį 20-30 cm virš dugno pakėlęs stengiuos vest. O, kirta. Kaip čia stabdžiuką prisiversti. Žuveliokai, žuveliokai. Oi, kai spaudžia. Kai draskos. Bet nedidelis. Starkėnas. Visi standartiniai. Gražiai tave nepažeisti. Ir galima paleist namo, pas mamų. Bilduką gumelė dirba smagiai. Jau 3 kartus savo sakiau, viskas, paskutinis metims varau į krantą. Oi, nenačiau. Bus žuvies, a nebus. Pabandom iš naujo. Žamba. Taip atsargiai. Starki. Kipki starki. Nusileido tik tai ant galvos ir paėmė. Paleido. Kodėl? Yes! Vėl paleido. Rūpnušas, aš negaliu. Aš būsiu piktas. Kodėl? Kodėl man taip nesiseka? Kaip reikia iššerzinti, Starki. Nepaleisk. Taip atsargiai įlupyte. Kaip gerai vėjas duot, 1,2 knoto, pabangiui. Vairuoju tik tai, meškerytės dar užmestos. Patikrinsim vandenis, kol kokie 2 metrai liks, tada susipakuosim. Mint nereikia į krantą, pučia, dar jeigu būrė būtų, iš vis ledas. Žiauriai gerą žvejybos dieną, labai džiaugiuosi, kad pavyko išvažiuoti, labai džiaugiuosi. Fantastika. Nu kon, tai va tokia nuostabi žvejybėlė, vėjai sukilo, bet tik gerai, kad sukilo, nes jau būčiau
tiek azartą pagavau, nes kad būtų visos žuvis užkibusios, ta prasme pasikirtusios, kurias kliuovina, tai būčiau gal ir anksčiau pabaigę žvejot. Bet tai vieno nueina, tai kita nueina. Taip norisi dabiški pabūt, dabiški galvoj. Tai smagiai pažvėjau, nežinau, kokį 10, ne daugiau negu 10, kokį 15, gal daugiau plus kibimų buvo, tai labai super. Ir su LiveScope pagavau tik 2 žuvis realiai, tai tikrai, šiandien tokia žvejyba gal, jeigu būtų visiškai ramus vėjas, užsinkaruoji su to LiveScope, gali užgaudyti, prisitaikyti, bet man kažkaip su juo neina. Padėt čiut suras žuvį, bet neina. Ir šiandien praktiškai nemačiau tos, kuri vidurį vandens lygį. Visas palei dugną, ar čia slėgis, ar kas čia, tai ir matos, kitas taip eina, pažiūri, čiut tai pakramto, kažkaip taip atsargiai labai kybo. Bet šiaip smagiai, fainiai, gerai. Diena užskaityta, fantastika.